toliau į kunigų knygą, apie kurią aš labai trumpai pakalbėsiu, nes kunigų knyga yra sekanti knyga, arba kita lietuviškai būtų. Tai kunigų knyga prasideda tokiais žodžiais. Tai kad viešpats pasišaukęs Mozę jam kalbėjo iš susitikimo palapinės, tai Dievas pradėjo kalbėti ir pasibaigė kunigų knyga, kad šituos įsakymus viešpats davė Mozei dėl Izraelio vaikų Sinajaus kalne. Tai žodžiu, nuo pradžių iki galo viešpats kalba ir yra įsakymai duodami. Kunigų knygoje aš jums pasakysiu tik kelias kategorijas, apie kokias yra kalbama. Tikrai nekartosiu kiekvieno įsakymo, bet tik kategorijos, kokias Dievas paliečia kunigų knygoje. Tai pradžiai duoda nurodymus dėl aukojimų, tada nurodomas maistas, koks leidžiamas valgyti, koks neleidžiamas. Nurodo, ką moteris turi daryti po gimdymo, nurodo tam tikras įstatymus dėl higienos stovykloje. Taip pat, ką daryti sutaikinimo dienai, tai apie sutaikinimo dieną jau kitur esam kalbėję, apie tai, kaip tautos nuodėmės yra sukraunamos ant ožio galvos. Tada nurodymai tarp santykių intimių, įvairių iš tikrųjų santykių. Nurodomos bausmės už įstatymo sulaužymą, taip pat šventės. Minimos tokios šventės: sabatas, paska, neraugintos duonos šventė, pirmųjų vaisių šventė, sekminės, trimitų šventė, permaldavimo diena ir palapinių šventė. Taip pat dar kartą pakartoja nurodymus dėl susitikimo palapinės ir dėl turimos nuosavybės, kurios kaip ir neturėjo jie dar dykumoje, bet turės, kai įeis į pažadėtą žemę. Taip pat yra išvardinami palaiminimai skirti tiems, kurie laikosi visų įsakymų ir prakeikimai, tiems, kurie nesilaiko tų įsakymų. Tai jeigu mes paimkime vieną pavyzdį, dar nepaliekam kunigų knygos, vieną labai svarbų pavyzdį, konkrečiai dėl maisto. Koks maistas yra leidžiamas, koks draudžiamas. Tai per daug neišsiplečiant, tarkim, švarus maistas buvo laikomas jautis, avis, ožys, tam tikra paukštiena, kaip aš suprantu, kad mūsiškai tai būtų višta, gaidys, kalakutas. Taip pat žuvis su švinais ir pelekais ir laukiniai raguotieji, tarkim, elniai, stumbrai. Tai čia švarus maistas, o nešvarus tai akivaizdu, kiaulė, paskui kiškis, ne taip akivaizdu, kupranugaris, pelė, žiurkė, žąsis, antis, plėšrus paukščiai, vandens gyviai be žvinų, tarkim, kalmarai, aš taip įsivaizduoju, krabai, unguriai, gyvatės, raigės, varlės, šunys, katės. Šitas maistas laikomas nešvariu. Tarkim, kai kurie iš šitų gal mums netaip priimtini irgi būtų, bet tarkim, kiaulienos klausimas, jeigu taip jau labai plačiai paėmus. Yra krikščionių grupės, kurios iki šiol tiesiog yra nusprendusios labai tvirtai laikytis šito švaraus, nešvaraus maisto įsakymų. Tai aš apie tai mąsčiau ir aš galvoju pati savo širdyje, norėjau nuspręsti, ką aš apie tai manau. Ir kaip aš į tai žiūriu, ar aš smerktinai žiūriu, ar nesmerktinai. Tai bemąstydama supratau, kad aš visgi smerktinai žiūriu ir aš truputėlį nukrypstu nuo to, ką Paulius rašo laiške Romiečiams, ką mes pasižiūrėsime paskui. Bet kita vertus, aš pradėjau mąstyti. Tokius žmonės pažįstu. Lietuvoje yra grupės tokių žmonių, kurie susilaiko nuo tam tikro maisto ir sako, kad jis yra nešvarus pagal Senąjį testamentą. Jie save laiko krikščionimis, kurios yra išgelbėjęs Jėzus Kristus, nori būtinai laikyti senosios sandoros tam tikrų aspektų. Tai žodis tam tikri aspektai mane labiausiai ir, pasakysiu negražiai, erzina. Todėl, kad jeigu žmogus atsiverčia Senąjį testamentą ir jisai nusprendžia, šito laikytis galiu ir šito laikytis galiu, pavyzdžiui, galiu šeštadienį nuspręsti nedirbti ir nevalgyti tam tikros mėsos ir tam tikrų maistų susilaikyti nuo jų, viskas, aš laikausi senosios sandoros. Ir tai yra nesąmonė. Nes senoji sandora nėra tik 2 įsakymai ir nėra netgi 10 įsakymų. Jeigu jau laikaisi tų kelių išsirinkęs, nes būna žmonės, kurie šventes švenčia, tas visas, kurias Dievas nurodė. Jeigu laikaisi tam tikrų įsakymų, tu turi laikytis viso įsakymų. Taip netgi Biblijai parašyta. Ir jeigu tu laikaisi tik tam tikrų, galvodamas, kad tu taip prieš Dievą esi
taip savo teisumą tu pastatai, tai vadinasi, nesilaikydamas kitų įsakymų, tu užsikrauni savo prakeikimą, tą, kurį Dievas sako skiria žmonėms, kurie nesilaiko įsakymų. Čia tik tai pamastymai. Kita vertus dėl maisto konkrečiai, mes prisimenam Petro regėjimą, Naujajame testamente apaštalų darbuose Petras tokį regėjimą turėjo. Petras, žydas, kuris realiai žydas. Šičia turi regėjimą apaštalų darbuose. Ir regėjime jisai mato, kaip Dievas nuleidžia iš dangaus maršką pilną įvairiausių gerybių. Jisai kaip tik išalkins. Ir viešpats jam sako, imk valgytų, ten visokiausių gyvių yra, ir šitų išvardintų švarių ir nešvarių. Ir Petras sako, viešpatie, aš niekada nesu valgęs nieko nešvaraus. Ir Dievas jį tada sudraudžia tame regėjime ir sako, ką viešpats apvalė, nelaikyk nešvariu. Tai nors mes žinom, kad tai kalbėjo konkrečiai ne apie maistą, o taikė žmonėms, pas kuriuos jisai paskui ėjo, pas net ne žydus, jisai pas Kornelijus, pas romiečius ėjo. Bet esmė yra štai kokia, maistas tai yra netoks svarbus kaip žmonės. Ir jeigu jau Dievas tave pasiunčia pas svetimtaučius, pas pagonis, tie, kurie niekada nesilaikė švaraus maisto įsakymo, jisai tai žino, kad tu būsi vaišinamas tenai. Jisai nei vienam iš žydų nepasakė, eikite, bet jokiais būdais nevalgykite jų maisto. Jis taip nepasakė. Iš viso, sako, ką nuodingo suvalgysite, nuo to nemirsite. Viskas. Tiek apie maistą, kas liečia Evangelijos skelbimą. Tai viešpats tai žino, kad dabar Evangelija bus nešama iki pasaulio pakraščių, kur bus įvairiausių tautų, įvairiausių žmonių ir jiems reikės ten valgyti, su tai žmonėms gyventi, būti ir, bičiuliautis. Tai čia viena vieta, kuri man irgi užstrigo. Kita vieta yra Pauliaus parašyta. Jisai sako, čia dar svarbiau ir liečia ne tik maistą, bet ir šventes. Sako, taigi tegul niekas nesmerkia jūsų, kolosiečiams jisai rašo, dėl valgio ar gėrimo. Aš taip mąstau, kolosiečiai nebuvo žydai. Ir matyt, jiems visas šitas švarus, nešvarus neturėjo būti įprastas, nes jie nebuvo po Senuoju testamentu. Ir sako Paulius, tegul nieks nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo. Dėl švenčių, dėl jauno mėnulio ar sabato dienų, visa tai tėra būsimų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristus. Tai kitaip sakant, tai yra šešėlis, o kai atėjo Kristus, šešėlio kaip ir nebereikia, nes tu stovi prie to asmens, kuris tą šešėlį ir metė. Niekas ten netima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą, angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas, bei jungiamas vienybėn auga Dievo teikiamų ūgių. Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, tai kodėlgi tarsi tebegyvendami pasaulyje pasiduodate nuostatoms. Ir šitos nuostatos yra tai, apie ką kalba tokios grupės žmonių, kurios draudžia valgyti tam tikrus dalykus, remdamiesi Senuoju testamentu. Tokios nuostatos yra nelies, neragauk, neimk. Visa tai vartojama dingsta pagal žmonių priesakus bei doktrinas. Tiesa, tai atrodo išmintingai dėl susikurto pamaldumo, tariamo nusižeminimo ir kūno varginimo, bet čia geriausia vieta. Tačiau neturi jokios vertės ir pasotina kūniškumą. Tad tavo kūno nusižeminimas, kūno varginimas, draudimas savo to nevalgyti, ano nevalgyti, nes neva Dievas tai laiko nešvariu, kad Dievui įtikti ir patikti, iš tikrųjų, pagal Paulių, tai neturi jokios vertės. Tu taip save kankini, o tai neturi jokios vertės ir pasotina ne ką kitą, o kūniškumą. Tai kita vertus, čia aš jau ilgai apie tai neskaitysiu, bet yra Romiečiams 14 skyrius, kuris kalba truputį kitaip. Jisai, kitaip sakant, sako, kad reikia mums silpno tikėjimo žmogų priimti, bet vengti ginčo dėl skirtingų nuomonių. Ir
jisai kitaip sakant, sako, kad jeigu vienas išskiria vieną dieną, kitas kitą, kitas visas dienas, kad vis tiek tai daro dėl savo viešpaties ir dėl to jisai daro kaip nori. Va taip jis pasako, kad tai tiesiog nesukeltų kažkokių tarpusavio ginčių. Šitoj vietoj aš save prigavau, nes aš iš tikrųjų buvau linkusi su tiesa stovėti kiekvienam prieš nosį ir sakyti, ar tu supranti, kokią tu nelaisvę patekęs. Kai tuo tarpu Paulius mums aiškiai sako, silpno tikėjimo žmonės reikia nemokinti ir netvertinėti jiems akių ir negėdinti jų, o pakęsti. Tai va šitoj vietoje aš sustojau ir aš galvojau, gal aš taip karčiai nesidalinsiu, kaip norėjau prieš tai dalintis, bet, tik pridėsiu tiek. Tai va to silpno tikėjimo žmonės, jeigu jie silpni yra savo, tai yra negerai, bet tiesiog, būna silpni tikėjimės prieš save ir savo Dievą. Bet kai jie tą įsitikinimą dėl nevalgymo tam tikrų produktų ar šventimo tam tikrų švenčių, ar susilaikymo kažkokių tai. Kai jie pradeda primetinėti kitiems žmonėms, tai tampa legalizmas, religija. Ir va tai nėra teisinga Dievo akyse. Tu negali kitam primetinėti įsakymų. Nes viską, ką žmogus daro iš neįsitikinimo, yra nuodėmė, o jeigu tau kažkas kažką primena, faktas, tu tai darysi iš neįsitikinimo. Ir galiausiai mes turim prisiminti, Jėzus įsteigė naują sandorą, kurioje jis išpildė visą seną įsakymą. Mes pagonis niekada neturėjom garbės būti po seną sandorę. Mes niekada nebuvo tokio momento, kad pagonis suvoktų, kas yra senoji sandora. Jie gavo malonę įeiti į naują sandorą ir kai mes įeiname naują sandorą, atsiverčiam seną sandorą ir sakom, dabar mums reikia šitą išpildyti, tai čia toks pats būtų, aš pagalvau palyginimą, kaip tai yra, kaip tai būtų, tai jeigu mes atrastumėm, pavyzdžiui, mes, civilizuoti žmonės, atrastumėm kokią čiabuvių gentį kur nors ramiam vandenyne, kurie nematė žmonių, ir nuvežtumėm jiems civilizaciją. Pavyzdžiui, mašinas, kažkokius tai kompiuterius, internetą prijungtumėm. Ir jie sužinoja kažkada tai eigoje savo gyvenimo apie mūsų civilizacijos, pavyzdžiui, 14 amžių, kaip mes elgėmės 14 amžiuje, jie norėdami tapti visiškai civilizuoti, jie imtų elgtis kaip 14 amžiaus žmonės. Tai va čia panašiai aš taip įsivaizduoju, kai žmogus įtiki ir jis ima gilintis į Senąjį testamentą, jis iš tikrųjų atrodo toks troškimas tapti tuo senuoju žydų išrinktąją tautą. Negali to padaryti. Tu nei apipjaustytas, nei tu toks buvai, tu iš pagonių paimtas ir laikydamas iš švenčių ir nevalgydamas tam tikro maisto, tu netapsi žydų. Tiesiog, paprasčiausiai. Tiek apie kunigų knygą, tai jinai užsibaigė. Kita knyga yra skaičių. O skaičių knyga daug liūdnesnė. Labai liūdna knyga, iš tikrųjų, tragiška, tragedija. Ji prasideda nuo to, kad mes sužinome skaičių pirmam skyriuje, kad jau praėjo 2 metai po išėjimo iš Egiptą. Tai reiškia 2 metai jie sukaliojasi aplinkui tokioje teritorijoje, kurią pereiti galima per 3 dienas. Tai 2 metus jie jau tenai sukiojasi. Knygos pabaigoj, arba vidury iš tikrųjų, suprasime, kad jie toj teritorijoj sukiosis dar 38 metus, niekaip neišeidami. Tai va tragedija šitos knygos bus tai priežastis, dėl ko jie toj teritorijoj taip ilgai sukiosis. Tai pirmi 2 metai, dėl ko jie sukiojasi, aš tikiu, yra išvardinti, ne tik, kad išvardinti, bet galbūt aiškiai pasimatys. Žodžiu, pirmam skyriuje mes sužinome, kad yra suskaičiuojami visi vyrai, tinkami eiti į karą, karinio amžiaus vyrai, tai nuo 20 metų. Ir jų suskaičiuojamas tam tikras skaičius, ten 603 550. Skaičiaus neatsiminkit, čia nesvarbu, aš paskui gale pakartosiu dėl vienos priežasties. Bet kokiu atveju pasako, kad levitai nėra skaičiuojami, tai reiškia, Levio giminė konkrečiai yra atskiriama kaip kunigai, kaip patarnaujantis susitikimo palapinėje, jie neskaičiuojami.
parašyta, kad sako viešpats, Levio giminės vyrų neskaičiuok ir paskirk jo šventai tarnystei prie susitikimo palapinės. Kad keliantis į kitą vietą, levitai turės išardyti susitikimo palapinę, o sustojus vėl ją ištiesti. Ir jei kas pašalinis, ne levitas, prisiartintų prie jos, bus baudžiamas mirtimi. Toliau, tai čia, žodžiu, pirmas skyrius, tai tas ir yra, suskaičiuojamios visos giminės. Tada viešpats duoda nurodymą antram skyriuje, kaip turi būti išsidėščiusi pati stovykla. Ir patikėkit manim, tai labai svarbu. Nors tai skamba nuobodžiai, ką aš sakau, bet tai svarbu. Paskui pamatysite, kodėl. Tai 12 giminių, aš praeitą kartą jau sakiau, jos aplink susitikimo palapinę išsidėščiusios į šiaurę 3, į pietus 3 ir į rytus ir į vakarus irgi po 3, todėl gaunasi kryžius. Ir jos išsidėščiusios ne bet kaip. Dievas sako, kad jie turi susirinkti, tiksliau stovyklautis, išsitiesti palapinės pagal savo giminę. Tai pavyzdžiui, tu negali, jeigu tavo geriausi draugai yra kitoj giminėje, ten šiauriai, o tu čia pietuose priskirtas, tu negali eiti prie jų pasistatyti palapinės, nes, jūs geri esate draugai. Tu turi būti savo giminės teritorijoje ir dar ką, sako, reikia išsikelti vėliavas. Kiekviena giminė, tai 12 giminių, turėjo išsikėlę 12 vėliavų. Man asmeniškai šitai ir paskui dar keli aspektai primena kariuomenės organizaciją. Toks įspūdis, kad Dievas iš Egipto išvedė masę tokių, kaip aš nežinau, tiesiog masė, išpila kažkokią grūdų masę ir žirniai, ir ryžiai, ir lešiai, viskas vienoje vietoje maišą išpila į dykumą ir turi tokią burbančių žmonių masę. Panašu, kad po 2 metų ta masė yra išrūšiuojama ir jie darosi paklusnus, bent jau judėjimo prasme. Šiaip jie visiškai nepaklusnus, jie labai baisus, bet bent jau judėjimo prasme jie iš tikrųjų yra sustiguoti. Įspūdis toks, kad Dievas juos išrikiavo, surūšiavo kiekvienas pagal savo rūšį, padarė tobulai, kad visi sutilptų į tą dykumą ir išmokė juos judėti irgi tobulai. Gerai, toliau 3-4 skyriuje vėl šiek tiek apie levitus ir galbūt aš paminėsiu, kaip ten įdomiai viskas susidėlioja. Žodžiu, Levis turėjo 3 sūnus ir todėl giminės skirstėsi į 3 tokias dalis, į 3 giminės, šeimas. Ir kiekviena iš tų šeimų Dievas per Mozę konkrečiai, ne šiaip savo tai pasakė, jūs visi padėsit su susitikimo palapinė. Ne. Kiekviena iš šeimų gavo savo konkrečią dalį prie susitikimo palapinės. Pavyzdžiui, Geršono šeima, Geršono tai sūnus, šeimos palikuonis, jie buvo atsakingi už susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą, kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis. Kita šeima, Kehato šeima, turėjo saugoti skrynę, stalą, žvakidę, aukurų, šventyklos indus, naudojimus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis. Tada Merarės šeima saugojo lentas, kartis, stulpus, pakojus, kiemo stulpus statomus aplinkai su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis. Atkreipkite dėmesį, jeigu dėl draugiškumo kažkuris iš šeimos narių norėtų padėti kitos giminės darbą atlikti, tai jau Dievas to nepakęs. Jisai sako, jeigu tu priskirtas pagal savo šeimą prie lentų, tai ir nešk tas lentas. Ir kaip pamastai, tai yra tobulas managementas. Dėl to, kad jeigu kiekvienas žino savo užduotį, niekada nebus chaoso šitų žmonių tarpe. Ir dabar mes sužinome, kad iš viso Levito buvo 22 000, tai tų patarnaujančių. Pasvarstykit, prie vienos palapinės 22 000. Bet iš jų 8580 buvo skirti grinai išardyti ir sudėti atgal susitikimo palapinę. Jūs mąstykite apie skaičius. Daug labai žmonių. Ir jeigu tie daug labai žmonių, 8000 subėgtų prie vienos susitikimo palapinės ir bandytų ją išardyti,
be nurodymų, kas kada ką turi daryti, tai čia būtų bardakas. Ir matyt, po pirmo karto nieks nebežinotų, kaip. Man čia priminė vieną istoriją. Mano tėtis vieną kartą pasakojo, labai atsiprašau, kad nukrypstu, jis pasakojo, kad vieną kartą, kai jis turėjo Zaporožietį, jam kažkas gal sugedo, kažkoks gedimas buvo, dėl to jis paėmė instrukciją, tą Zaporožietį išardė, o gal instrukciją atgal sudėjo, liko krūvo detalių, kurios kažkodėl atgal nesusidėjo, bet Zaporožietis toliau važiavo. Tai čia būtų taip, panašiai, o mums to nereikia. Tai vat, jeigu darbai nurodyti pagal giminį ir eiliškumą, vadinasi, jokios detalės nebuvo pamestos. 5, 6 skyrius irgi vėl tam tikri nurodymai labai konkretus. Ką daryti su raupsuotasiais, sergančiais. Labai įdomu, kad ant jų neliepė dėti rankų. Čia įdomus toksai momentas, jos liepė išmesti iš stovyklos šiek tiek. Ir toliau 6 skyriui išdėstomas Nazarėno įstatymas, tai skirtas Nazarėnai tokie asketai buvo, kurie pasišvęsdavo Dievui, nekirpdavo savo plaukų ir neragaudavo vyno, vynogių, razinų ir visko, kas yra nuo vynogių medžių. Iki tam tikro laiko, aišku. Tada vėl 7-8 skyrius vėl grįžta prie levitų ir mes sužinome čia, kad levitų darbo laikas yra iki 50 metų, tada jie išeina į pensiją. 9 skyrius jie stovyklauja tvarkingai pagal giminę, keliauja būriais pagal giminę ir jie, kas nusprendžia, kada jie išeina, kada pasilieka. Tai susitikimo palapinė, kai šlovė pakildavo, tada reiškia reikia judėti, kai nusileisdavo, reikia sustoti. Tai va Dievas pats juos vedžiojo per tą susitikimo, tiksliau toje dykynėje ir vedžiojo po labai labai nedidelį atstumą. Tai va šiaip tyrėjai, aš skaičiau, jie taip keistai, jie sako, kad šiaip toje dykumoje iš viso nėra vietos tiek, kad 2 milijonai žmonių sukiotųsi. Ir kadangi tas atstumas yra tik 3 dienų, tai tiesiog neturėjo ten viskas tilpti. Bet matyt, ta organizacija, kad Dievas taip viską sustigavo, tiesiog padarė, kad jie gali judėti toje teritorijoje nedidelėje. Tai kai jie, pavyzdžiui, išeidavo iš stovyklos, tai Dievas nurodė tikslų eiliškumą, kada kokia giminė pradeda išeidinėti iš stovyklos. Ir kada išnešama susitikimo palapinė, kas pirmas ką nuneša. Žodžiu, fantastiška organizacija. Aš net, čia reikia perskaityti skaičių knygą, kad suvokti, kokia tai yra organizacija. Fantastiška tiesiog. Va tą tokį tikslumą, tvarką Dievo suprasti, tai jo, nuostabu. Man nauja, nematyta Dievo tokia pusė, charakteris jo atsiskleidžia. 10 skyriuje yra prašoma pirmoji izraelitų kariuomenė, kelionė. Tai dabar žiūrėkite, iki 10 skyriaus skaičių knygoje tiesiog pateikė Dievas, tokia apibraiža informacija, kaip iš viso viskas atrodė. Vat praėjo 2 metai ir kaip viskas jau tuo metu atrodė, kaip jie judėjo, kaip statė palapinę, kaip tai atrodė. O 10 skyriuje grįžtame į tą laiką, būtent, kad 2 metai praėjo ir vyksta laikas, va čia ir dabar. Tai yra prašoma pirmoji jų kelionė. Sako, 2 metais, tai po išėjimo, 2 mėnesio 20 dieną debesis pakilo nuo liudijimo palapinės, vadinasi ženklas išeit. Ir izraelitai iškeliavo būriais iš Sinajaus dykumos. Debesis nusileido Parano dykumoje ir aš pasižiūrėjau, kad tai yra praktiškai, kiek aš supratau, dabartinė Izraelio teritorija. Tai reiškia, jie jau yra prie pažadėtos žemės. Tai debesis nusileido Parano dykumoje, tai buvo pirmoji jų kelionė, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei. Jie keliavo nuo Sinajaus kalno 3 dienas, tai nuo Sinajaus kalno 3 dienas keliauti yra pažadėtoji žemė. Vadinasi, jų tikslas šitos kelionės buvo pažadėtoji žemė. Tai jūs pieškite vaizdą pas save galvoj. Pagaliau artėja tas laikas. Dievas juos sustigavo, aš tikiu, kad sustigavo tam, kad jisai žinojo, kad ta žemė netuščia, ją reikės užimti. Dievas neateis, nenupūs visų esančių ten gyventojų, juos reikės užimti.
su mase nesuorganizuotų žmonių neužims. Tai Dievas suorganizavo kariuomenę, ne veltui suskaičiavo karui tinkančius vyrus. Ir jau viskas, žodžiu, ateina momentas, kai pagaliau aš jūs išvedęs iš Egipto atvesiu į pažadėtą žemę. Tai jie keliauja 3 dienas ir Viešpaties sandoros skrynia buvo nešama pirma jų į stovyklai paskirtą vietą. Viešpaties debesis rodė jiems kelią, keliaujant dienos metu. Sandoros skrynią pakeliant kelionį Mozė tardavo: Viešpatie, tai išsisklaido tavo priešai ir bėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs nekenčia. Kai sustodavo, jie tardavo: sugrįžk Viešpatie pas Izraelio tūkstančius. Tenai pakeliui rašo toliau 11 skyriui, kad pasirodo su jais vis dar yra daug svetimšalių. Ir tie svetimšaliai, šitas žodis nėra naudojamas gerąja prasme. Tai ne taip, kaip mes sakytumėm, mūsų svečiai svetimšaliai. Jis naudojamas blogąja prasme. Kaip prisiplakėliai, jie tie svetimšaliai. Tai jie pasidavė geiduliams. Ir su jais drauge pradėjo verkti ir izraelitai. Tai sakydami, kas duos mums mėsos. Ir tada jie kalba: atsimename žuvis, kurias valgėme Egipte, ir jos mums nieko nekainavo. Taip pat prisimename agurkus, melionus, porus, svogūnus, česnakus. Dabar mūsų sielos išseko, nes mūsų akys nieko kito nemato, tik tai maną. Tai duona iš dangaus, žodžiu, bet tik tais maną mums jau nusibodo. Mana buvo geltona ir panašia kalendros sėklos. Dar kartą pakartojo. Žmonės vaikščiojo aplinkui ir ją rinkosi, malė girnomis ir susitrindavo grūstuvuose, virė puoduose, kepė iš jos papločius. Jos skonis buvo panašus į ragaišio su aliejumi skonį. Nusileidžiant naktį ant stovyklos rasai krisdavo ir mana. Mozė išgirdo, kaip žmonės verkė savo šeimose prie palapinių angų. Viešpaties rūstybė smarkiai užsidegė ir Mozė taip pat buvo nepatenkintas. Mozė ėmė skųstis Dievui dėl tos tautos, sako, kodėl man tu tą paskyrei, kodėl aš tą turėjau kęsti. Ir tada Dievas, jisai jam skiria 70 vyresniųjų, kad jie galėtų naštą kartu su juo pakelti. Ir sako, aš nužengsiu ir kalbėsiu su tavimi, paimsiu dvasios, kur yra ant tavęs, ne jame, o ant Mozės, ir suteiksiu jiems, kad jie kartu su tavim neštų tautos naštą ir tau nereikėtų nešti vienam. Tai Viešpats nužengė ant kiekvieno iš jų ir jie ėmė pranašauti. Ant jų nusileido dvasia, jie pradėjo pranašauti ir nepaliovė. Čia tik šiaip pamąstymas, vienas sakinys: dabar dvasia mumyse. Ką tai turėtų reikšti? Dabar jinai mumyse. Nereikia, kad nužengtų ant mūsų, ji mumyse ir pasilieka. Bet tai man dašiltų kiekvienas mano gyvenimo dieną, norėčiau, kad tai būtų. Kaip Dievas susitvarko su šituo? Mes čia kažkada kalbėjom sekmadienį, kad su geru humoro jausmu. Jisai, žodžiu, sako taip. Jisai sako, aš duosiu jiems mėsos. Mozė sako, kaip? Čia 600 000 pajėgių vyrų, iš kur mes gausim tiek mėsos? Neužteks visiems tiek mėsos. Ir Viešpats tada sako, ar mano ranka sutrumpėja? Dabar matys, ar mano žodžiai išsipildys ar ne. Ir jisai sako, jie valgys mėsą ir ne 1 dieną, ne 2, ne 3, ne 4, ne 5, ne 10, ne 20, o visą mėnesį. Ir taip ir atsitiko. Žodžiu, pakilo Viešpaties siųstas vėjas, atnešė putpelių. Ir jų tiek prikrito aplinkui stovyklą, kiek galima apeiti per 2 dienas, ir 2 uolektys, tai apie 1 metras nuo žemės. Žodžiu, vien paukščiai. Žmonės pradėjo rinkti putpelės visą dieną, naktį ir kitą dieną, ir kiekvienas prisirinko ne mažiau kaip 10 homerų, jas džiovino aplink stovyklą. Ir tada rašo, mėsa tebebuvo jiems tarp dantų ir jie dar nebuvo ją suvalgę. Kai Viešpaties rūstybė užsidegė prieš tautą ir jis ištiko juos dideliu maru. Ta vieta buvo pavadinta Kibrotavos kapinėmis, o jeigu realiai tai skamba Geismų kapinės, taip vadinasi ta vieta. Ten palaidojo žmonės, kurie buvo pasidavę geiduliams. Ir čia iš tikrųjų įdomu, kad jie pasidavė geiduliams grinai dėl savo kūniškumo. Ne tai, kad ten sakytų, mums trūksta,
net nežinau, ko čia dar jiems gali trūkti, bet realiai jie gauna vandenį, jie gauna maistą, tas maistas yra mana, jis yra paties Dievo maistas siūstas jiems. Jų batai nesėvi, nejaugi jie nepastebėjo, jeigu net Biblijai užrašyta, sako, kad per tiek metų jų nenusidėvėjo apavas ir rūbai. Jie turi tą matyti. Ir ant kokio lygio yra žmogaus nedėkingumas, kad jisai sugebėtų, kitoj vietoje jie pasakė tą menką vertę maną. Iki kokio lygio turi būti žmogus surambėjusio širdies. Tiksliau, tai nėra neišgelbėtas žmogus, kuris yra surambėjusio širdies, jokio dėkingumo, susikoncentravęs į save. Viską mato juodom spalvom, viskas blogai ir nemato, svarbiausiai, Dievo braižo jo gyvenime. Ir tokie žmonės pasiduoda geismam ir Dievas šio geismu vadina tai, ką natūraliai žmogus nori valgyti. Bet ne tai, kad valgyti nori, jis nori įvairaus maisto, kad jam būtų kiek įmanoma geriau. O Jonas, pavyzdžiui, iš viso valgė tik skėrius su medumi ir nesiskundė Dievui, kad man atneš duonos ar dar ko nors su sviestu ir dešra. O čia jie pasidavė geismams. Ir iš šitos istorijos mes matome, pavyzdžiui, ką Dievas laiko geismu. Mes tai matome, ką jisai tuo metu laikė geismu. Kaip jisai vertino jų šitas širdis, jis nubaudė maru. Toliau 12 skyriuje dabar pavydo scena. Mozės sesuo ir brolis sukyla. Matyt, Mirjama, tai sesuo, jinai buvo visados, intrigantė, tai jinai pirma pradėjo, jie užpavydėjo. Jie sako, kodėl Mozė vienintelis toksai turi būti. Juk mes irgi pranašavome. Ir žodžiu to pasekoj, kadangi jinai taip sukilo, tai Dievas jai davė raupsus. Išsigando ir Mozė, ir Aaronas, jie broliai jos yra, tai ir Aaronas meldė Dievo, Mozė irgi šaukė Dievą maldauja, išgydyk ją. Ir Dievas ją išgydė, bet tik po 7 dienų. Jis buvo atskirta nuo stovyklos, patyrė gėdą ir paskui sugrįžo. Ir tiesą sakant, visai neužilgo už kelių skyrių jinai ir miršta, neįėjusi į pažadėtąją žemę. Ir jie prisipažįsta, kad jie patys per savo kvailumą tai prisidarė. Ir ateina galiausiai 13-14 skyrius, tai čia kaip čia galėjo būti arba labai gerai, arba blogai ir išėjo blogai. Tai jie prieina prie pažadėtosios žemės ir Viešpats išsiunčia iš tos Parano dykumos, kuri jau yra Izraelio pietuose pagal dabartinę teritoriją, bet tuo metu nebuvo Izraelio, tai tarkim toje vietoje. Jisai išsiunčia 12 žvalgų iš kiekvienos giminės po vyrą, kad eitų išžvalgytų tą žemę. Sako, siųsk vyrus po vieną vyresnį iš kiekvienos giminės išžvalgyti Kanaano žemės, kurią duosiu izraelitams. Dievas įvykdė savo pažadą, jis juos atvedė ir dabar duos tą žemę. Žvalgams yra duoti nurodymai, jisai liepia Mozė pasižiūrėti, kaip ta žemė atrodo, ar ji derlinga, ar bloga, kokie miestai, ar turi mūro sienas, ar ne, ar ji derlinga nualinta, ar miškinga, ir sako, būkite drąsūs ir mums atneškite tos žemės vaisių. Nes kaip tik buvo metas, kada skinamos pirmosios vynogės. Žvalgai nuėjo ir sugrįžo ir sako, kad žvalgai apėjo visą šalį ir sugrįžo po 40 dienų. Sugrįžo pas Mozę, Aaroną ir Izraelitus į Kadešą, į Parano dykumą ir papasakojo visiems, ką sužinojo. Ir parodė to krašto vaisius, nes jie nusiskynė kekę vynuogių ir 2 vyrai nešė ją ant vienos karties, per petį persimetė. Ir jie sako, buvome nuėję į žemę, į kurią mus siuntėjai. Ji tikrai plūsta pienu ir medumi, štai jos vaisiai, sako, bet jos gyventojai yra stiprus, miestai dideli, apjuosti mūro sienomis, ten matėme ir Anako palikuonių, tai tie milžinai. Anako palikuonis. Iš jų, tai 12 vyrų grįžta, skundžiasi, baisu, ką mes matėm baisu, bet kaip ir pripažįsta, kad čia visgi čia ta žemė. Ji tikrai plūsta pienu ir medumi. Tada Kalebas vienas iš jų, vyras, jisai nuramina žmonės prieš Mozę ir sako, eikime ir užimkime tą žemę, nes mes esame pajėgus juos nugalėti. Ir aš galvoju, kodėl jis taip kalba, nes iš tikrųjų, juk Egipte jie buvo nualinti, išvarginti, išvesti iš Egipto.
per stebuklus, bet dykumoje sukiojosi grinai, taip mąstant logiškai, tik tais kabutėse, valgydami menkavertę maną ir šmirinėdami iš vietos į vietą, jie turėjo būti visiškai nepajėgus paimti tuos miestus, bet akivaizdžiai jie buvo pajėgus. Vadinasi, tai, ką Dievas darė jų tarpe, teisingų vyrų tarpe, jisai jų tarpe sukūrė drąsia širdis. Jie, vadinasi, buvo pajėgus ir stipri, ir stiprus, ir pajėgus ir gabantis užimti tą kraštą. Bet vyrai buvę su juo sakė, mes negalime eiti prieš tas tautas, nes jos už mus stipresnės. Ir jie, čia raktinis žodis, skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus. Čia, ta prasme, čia baisu. Jie skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus apie tą žemę, kurią buvo išžvalgę kalbėdami, žemę, kurią išžvalgėme, ryja savo gyventojus, o žmonės, kuriuos matėme, yra labai aukšto ūgio. Ten matėme milžinus iš Anako giminės ir mes buvome prieš juos kaip žiogai ir tokie mes buvome jų akise. Tai dabar ką jie daro? Jie paima Dievo pažadą ir ne tai, kad dėl jo skundžiasi, kad tarkim, vėl murmėjimas būtų, tai čia mus atvedė dar kartą į kažkokią žemę. Jie pradeda šmeižti, sakyti netiesą apie Dievo dovaną. Ir tiesą sakant, tikinčiųjų tarpe dabar būna absoliučiai lygiai tas pats. Tarkim, norime suorganizuoti kažką, noriu į tikėjimo žingsnį tiesiog daryti. Ir sakyti, Dievas tikrai pasirūpins. Pas tave kišenė vėjai švilpia, bet tu žinai, Dievas tau kalbėjo, parodė didelę viziją, nuostabų regėjimą. Tarkim, aš nežinau, įkurti naują Biblijos mokyklą vaikams. Aš čia dabar fantazuoju, tarkim, pavyzdys. Ir tu žinai, tau Dievas įdėjo ir tu eini ir aplink tave esantis pradeda tave stabdyti. Tu neteisingai darai. Dievas taip niekada nedarytų. Jisai tau pirmiausia turi duoti pinigų, kad jis tau įrodymų parodytų, kad čia yra tas kelias. Ir jie pradeda, žinot ką daryti? Pirma, griauti tikėjimą. Antra, meluoti ir šmeižti apie Dievą, nes Dievas niekada nesako, pirma, gauk pinigų, paskui daryk tikėjimą žingsnį. Ir iš tikrųjų, tas vyksta nuolatos krikščionybėje. Todėl kaip svarbu yra būti radikaliam ir jeigu jau girdi iš Dievo, tu negali, ypač jeigu dar turi pažadą. Grinai turi pažadą per sapną, per žodį, nesvarbu, per pranašystę. Tu negali klausyti bailių aplinkui. Nes su tais bailiais, kai jis bebūtų liūdna, tas pats Kalebas su visais bailiais buvo priverstas 40 metų išsimakaluoti dykumoje, paskui jis įėjo į pažadėtą žemę. Bet jisai buvo priverstas su tais bailiais išbūti dar tuos 38 metus. Dėl to mums pamoka neklausyti. Jeigu mums Dievas sako, o aplink bijantis tiesiog nedrįsta eiti, nes jiems tai nepatogu, tiesiog palikti tos bijančius ir eiti, nes jeigu eini su Dievu, nieko nėra baisesnio negu neklausyti Dievo. Nieko nėra baisaus, kitaip sakant. Taigi žmonės pradeda murmėti, jie raudojo tą naktį, jie murmėjo prieš Mozę ir Aroną, sako, verčiau būtume mirę Egipte ir žuvę šioje dykumoje, kodėl Viešpats atvedė mus į šią žemę. Nesvarbu, kad Abromui pažadėta jau 400 metų kaip pažadėta. Kam jis mus atvedė į šią žemę? Ar tam, kad žūtume nuo kardo, o mūsų žmonos ir vaikai taptų priešo grobių? Ar negeriau būtų grįžti į Egiptą? Ir jie tarėsi, sako, išsirinkime vadą. Tai palikim Mozę ramybei, išsirinkim naują vadą ir grįžtam į Egiptą. Iš tų 12 žmonių išsiskiria ir Jozuė, tai karo vadas, ir jisai irgi ragina žmonės, sako, nebijokite. Nūnas sūnus Jozuė ir Kalebas, kurie išžvalgė kraštą, jie perplėšė savo rūbus, kalbėjo izraelitams, žemė, kurią apėjome ir išžvalgėme, labai gera. Jei Viešpats maloningas, jis mus įves į tą žemę, plūstančią pienu ir medumi. Tik nesukilkime prieš Viešpatį
Tik nesukilkime prieš viešpatį ir nebijokime to krašto žmonių. Vadinasi, Dievas juos atveda į pažadėtą žemę, o jie išsigąsta to krašto žmonių ir Dievo akyse tai yra sukilimas prieš jo valią. Tai yra jo valios nepaisimas. Tavo baimė nėra pasiteisinimas. Tu negali sakyti, oi, kaip baisu. Kas vyksta toliau? Dievas nusprendžia Izraelitus išnaikinti, o Mozė maldauja, sako, neišnaikink. Tugi pasakei, kad tu esi maloningas Dievas, atleidžiantis Dievas, gailestingas Dievas, atleisk jiems. Ir Dievas sako, gerai atleidžiu. Atleidžiu, kaip prašei. Kaip aš gyvas, visa žemė bus pilna viešpaties šlovės. Kadangi visi žmonės, kurie matė mano šlovę ir stebuklus, kuriuos dariau Egipte ir dykumoje, mane gundė jau 10 kartų. Šičia man įdomu, Dievas skaičiavo kiekvieną kartą. Nėra taip, kad jie maždaug vieną kartą negavo vandens, antrą kartą negavo valgyti, jie burbėjo ir nieks nepagalvojo, kad Dievas šituos suskaičiuoja kartus. Bet jau yra 10 kartų, sako, jau 10 kartų. Jie mane gundė, neklausė mano balso, todėl jie neišvys žemės, kurią pažadėjau jų tėvams. Kitaip sakant, nenorit, tai neikit. Niekas iš tų, kurie mane pykdė, nematys jos. Savo tarną Kalebą, kuris kupinas kitokios dvasios ir iki galo sekė manimi, įvesiu į tą žemę, į kurią jis buvo nuėjęs ir jo palikuonis ją paveldės. Kaip aš gyvas, sako viešpats. Toliau dar baisiau. Sako, kaip jūs kalbėjote, aš taip ir padarysiu. Sako, jūs kalbėjote, kad šitoje dykumoje liks jūsų lavonai, taip ir bus. Kitaip sakant, kaip sakysi, taip ir bus. Visi, kurie buvote suskaičiuoti, 20 metų ir vyresni ir murmėjote prieš mane, taip pat jų lavonai, visų tų 600 000 vyrų lavonai pasiliko dykumoje. Jie buvo, nuo šito momento, jie buvo pasmerkti be tikslo, neturėjo jokio gyvenimo tikslo, nebėra. Vilties, kažkokios horizonte, tunelis, šviesa tunelio gale nėra. Jie gavo bausmę iki mirties. Trintis dykumoj, ten, kur gali pereiti lengviausiai per 3 dienas. Tai va tie 600 000 suaugusių vyrų. Sako, neįeisite į tą žemę, kurią pažadėjau, išskyrus Kalebą ir Jozuę, iš visų tų vyrų. Jūsų vaikus, tai tie, kurie žemiau negu 20 metų, įvesiu į tą žemę, kurią jūs paniekinote. Jūsų lavonai kris šioje dykumoje. Jūsų vaikai klajos dykumoje 40 metų dėl jūsų paleistuvystės, kol jūsų lavonai pasiliks dykumoje. Pagal skaičių dienų, kai jūs žvalgėte žemę, už 40 dienų jūs nešiosite savo kaltes 40 metų, už kiekvieną dieną po metus. Ir jūs pažinsite, ką reiškia būti mano atmestiems. Kaip kalbėjau, taip ir padarysiu visai šiai piktai tautai, kuri sukilo prieš mane, visi mirs šioje dykumoje. 10 iš tų žvalgų, kurie buvo, jie krito iš karto vietoje negyvi, jau jie 40 metų nesulaukė. Bet kitą dieną įvyksta toks dalykas, kurio aš į modernius žodžius negaliu įvilkti, tiesiog tokias, aš nežinau, kaip tai paaiškinti, kažkaip per psichologinis manevras, bet kitą dieną visi nuliūdė izraelitai, kai jie nenorėjo eiti tą žemę, jie net nusprendė grįžti į Egiptą, jie visi susirinko ir nusprendė, kad jie visgi eis į tą pažadėtą žemę. Ir jie sako, eisime į žemę, kurią viešpats pažadėjo, nes mes nusikaltome. Jie nuliūdė, tai viskas normalu, bet kodėl, ką jie bandė tuom padaryti? Galbūt mes po to padiskutuosim. Ką jie bandė tuom padaryti? Ar tampė Dievo už virvučio, kad ką tu čia mus atvedei, bet jiegi norėjo eiti jau atgal į Egiptą. O dabar jau Dievas pasakė, ir neįeisit į tą žemę, tai dabar jau gerai eisime mes į tą žemę. Mozė jiems atsakė, kurie norėjo eiti užimti žemę, sako, kodėl neklausote viešpaties įsakymo, jūs nieko gero nelaimėsite. Neikite, nes viešpats neis su jumis. Jūs žūsite nuo priešų.
Amalekiečiai ir kananiečiai yra prieš jūs, jūs žūsite nuo kardo, nes neklausėte viešpatės, todėl viešpats nebus su jumis. Kitaip sakant, jūs teisūs. Savo jėgomis jūs ir nebūtumėt galėję įeiti į tą žemę. Bet kai viešpats laimina, tas pats viešpats, kuris praskyrė Raudonąją jūrą, kai jis laimina, jūs būtumėt įėję, bet dabar, kai jis nebelaimina, tai jūs teisūs, jūs neįeisite į tą žemę. Ir iš tikrųjų, nors jie nusprendė eiti kalnus, tačiau nei viešpaties sandoros skrynia, nei Mozė nepajudėjo iš vietos ir atėję priešai juos sumušė ir vijosi. Tai žodžiu, jie pralaimėjo visgi. Tai vat, tokia ir yra tragedija, prasideda 40 metų beprasmybės, ištisa karta yra pasmerkta suktis toje vienoje vietoje, matyt tame visoje beprasmybėje vėl kyla daugybė visokiausių, tai vieni sukyla, tai kiti sukyla. Vienu metu sukilo tokie levitai, kurie sako, kad visi izraelitai yra šventi ir kodėl čia vieninteliai išskirtiniai kažkokie yra. Toksai sukilo vienas Korachas, man atrodo, jo vardas buvo. Ir su jais dar 250 žmonių sukilo. Ir Dievas juos sudegino visus ugnimi, o tos 3 pagrindinius vadus, labai įdomu, jisai padarė, kad žemė prasivertų ir jie gyvi nueitų į mirusiųjų karalystę. Ir ten toks įdomus žodis yra panaudotas, sako, kad jie nugrimzdo į tą mirusiųjų buveinį. Taip įdomiai, kad tas žodis nėra nukrito, įkrito, įlėkė, bet jie nugrimzdo. Ir hebrajiškas žodis reiškia grimsti vandenin arba į kažkokį, tai grimsti, tai skysti arba ką, į smėlį, į tirštumą kažkokią tai. Tai vat jie iš lėto nugrimzdo, rėkdami ir šaukdami į mirusiųjų karalystę. Paskui matyt, žinote, kad irgi, kai jie labai skundėsi dėl menkavertės manos, Dievas siuntė nuodingas gyvatės ir tos nuodingos gyvatės gėlė žmonės, daugelis nuo tų gyvačių mirė ir jie kreipėsi į Mozę, sakydami, nusidėjome, kalbėdami prieš viešpatį ir tave, melsk, kad pašalintų nuo mūsų gyvates. Mozė meldėsi už tautą ir viešpats sakė Mozei, padaryk varinę gyvatę, iškelk ją ant stulpo, kas įgeltas į ją pažvelgs, liks gyvas. Mozė pasidirbino varinę gyvatę, iškėlė ją ant stulpo, į ją pažvelgė, įgeltieji likdavo gyvi. Tai matyt, žinote, kad priešais Jono 3.16 yra Jono 3.14 ir ten parašyta, kad kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus. Tai kad kiekvienas, kas jį pažiūri ir jį priema, tas yra išgelbėjamas nuo pražūties, nuo gyvatės konkrečiai. Tai vat, bet iš to paskui šiais laikais žmonės prisigalvoja visokių prietarų. Neva teigia, kad varis dėl to, kadangi čia buvo varinė gyvatė, turi kažkokių tai labai magiškų įdomų savybių, iš to vis tiek kažkas sugeba padaryti dar vieną religiją. Tragedija ištinka ir Mozę. Ir jūs tą žinote, kad jie atvyko į vieną dykumą ir vėl joje nerado vandens. Ir vėl izraelitai murmėjo prieš viešpatį. Ir mes žinome, kad praeitie jau tai buvo, jie nerado vandens ir Dievas liepė Mozei trenkti su lazda į uolą ir iš jos išbėgo vanduo ir visi gėrė iš jos. Ir sako, kad ta uola Naujajame testamente buvo Kristus, iš kurios visi pasisotino. Bet dabar Dievas sako kitaip. Mažas nukrypimas, sako, imk lazdą, ta pati lazda, abu su Aaronu surinkite žmonės ir jų akyse kalbėkite uolai. Nebesuduokite, o kalbėkite. Ir ji duos vandens. Tu išgausi jiems vandens iš uolos ir atsiger žmonės bei jų galvijai. Aš apie tai daug galvojau ir tik tai negaliu įsigilinti į tai, nes neturėjau pakankamai laiko, bet gal jūs įsigilinsite. Pasvarstykite, žodis yra daug daugiau tikėjimo reikalauja, negu, pavyzdžiui, trenktelti per uolą. Žodis reikalauja tavo tikėjimo maksimumo. Kaip Jėzus sakė Morkaus Evangelijoje, kas pasakys šitam kalnui, pasakys. Ir nebejo širdyje, kad tai, kas sako, kaip aš paskaitysiu normaliai būti, sako, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nebejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, kas sako, jis turės ką besakytų.
Jėzus jau atkreipė dėmesį į žodį, nebe į tiek į, tarkim, kažkokį fizinį veiksmą į žodį. Ir čia svarbu iš tikrųjų. Man atrodo, kad čia provaizdis yra to, ką mes turim. Žodis yra labai stiprus ginklas mūsų burnoje. Bet Mozė, nežinia kodėl, gal jis jau išnervintas buvo visiškai tautos. Ar nekantrus jisai buvo, jis paėmė viešpaties akivaizdoje buvusią lazdą, kaip jis jam ir sakė, ir surinko žmonės prie uolos, kalbėjo, sako, klausykite maištininkai, ar mudu turime iš šitos uolos išgauti jums vandens? Ir Mozė pakėlė ranką, smogė 2 kartus lazda į uolą, pasipylė apščiai vandens, atsigėrė žmonės ir jų gyvuliai, bet viešpats tarė Mozei ir Aaronui. Niekada nebuvo nieko prieš Mozę pasakęs, o štai čia pasakė, sako, kadangi manimi netikėjote ir neparodėte mano šventumo Izraelio akivaizdoje, judu neįeisite, judu neįvesite šitos tautos į žemę, kurią jiems duosiu. Tai Mozė mirė neįėjęs į pažadėtą žemę, apie tai pakartotų įstatymo knygoje parašytais, mirė atsisėdęs į akmenį, atsirėmęs žiūrėdamas į pažadėtąją žemę, o Aaronas mirė irgi kažkur netrukus, ten už kelių skyrių. Čia toksai gaunasi, nors atrodytų Dieve, tokia smulkmena. Ar duoti į žemę, ar duoti į uolą, ar kalbėti uolą. Ir atrodytų iš tikrųjų, tu šitiek daug pakėlei izraelitų netobulumų, nejaugi Mozei negali padaryti 100. Bet netgi tą kalbant, akivaizdžiai matosi, kad negalėjo. Kai Mozė pilnai pasišventęs Dievui, toksai nepaklusimas, nors mums atrodo, kurie mes pastoviai nepaklūstam kažkame, kad tai yra menkniekis. Bet kai žmogus paklūsta Dievui tobulai, toksai mažas nepaklusimas yra labai labai didelis dalykas. Ir ypač dėl to, kad jis yra lyderis šitos tautos. Tai jis negalėjo tiesiog toliau eiti. Dievas jo neatmetė ir neprakeikė. Jis sako, tu neįeisi tą žemę. Tai vat, praeina 40 metų ir baigėsi skaičių knyga ir vėl yra suskaičiuojami izraelitai. Tai šį kartą jų yra panašiai 601 730 ir kad nereikėtų jums čia nieko skaičiuoti, žodžiu, yra 1820 deficito. Reiškia, štai tiek yra mažiau negu buvo prieš tai. Ir tai stebina, nors tai atrodytų, čia nieko, beveik tas pats skaičius. Ne nieko, todėl kad kai izraelitai buvo 400 metų Egipte, tai iš 70 žmonių jie padaugėjo iki 2 milijonų. Ir parašyta padaugėjo, nes Dievas juos labai laimino. O dabar, būdami 40 metų dykumoje ir turėdami 600 000 pajėgių vyrų, jie nepadaugėjo. Jie nesugebėjo padaugėti, o jie kaip tik gavo deficitą. Tai reiškia, pamažėjo beveik 2000 žmonių. Jeigu mes šiaip žiūrime Dievo tokią savybę, jisai visą laiką laimina, jeigu jūs tikriausiai pastebėjote, kad Dievo laiminimas pasižymė tuo, kad jis padaro tautą vaisingą ir jį išsiplečia. Visą laiką pažadas palaiminimo yra toks. Tu pasidarysi vaisingas ir išsiplės. O čia taip nebuvo. Jisai nebuvo suinteresuotas jų laiminti ir juos plėsti tenai dykumoje. Tai vat, dabar čia jau dabar baigiamieji bus žodžiai. Šitas 2 knygas skaitant, kunigų, tarkim, knygas skaitant, tai aš vienintelį ką pasiėmiau iš to, kad tiesiog gražiai atsiskleidžia irgi per tam tikrus įsakymus ir atsiskleidžia Dievo charakteris, jo bruožai, ką jisai vertina. Tu gali daug pamatyti apie žmogų, kai jisai kalba, žodžiu, kas jam patinka, kas ne, per įsakymus. Bet tiesiog aš iš kunigų knygos paėmu, kad negaliu lysti po senąją sandorą ir negaliu niekam primetinėti tų įsakymų, kurie yra duoti senojoje sandoroje, konkrečiai išrinktai Izraelio tautai. Tai vat aš tą savo pasiemu. O tuo tarpu dėl skaičių knygos, aš pamačiusi Dievą ir jo požiūrį į tautą, taip kaip jisai su tauta sudilina
čia lietuviškai būtų, kaip jis pasielgė su savo tauta. Savo rūstybę išlieja. Jis yra konkretus, nepakenčia net mažiausio nepaklusnumo. Ir aš pradedu galvoti, juk Dievas tai nepasikeitė. Jis nėra pasikeitęs. Parašyta yra, Malachijaus buvo, aš tokią radau eilutę, man jį užtvirtino. Sako, aš esu viešpats, aš nesikeičiu. Arba sako, Jokūbo laiške, Jokūbas rašo, kad tėve, jame nėra permainų ir nė šešėlio keitimus. Tai vien Dievo vardas, aš esu, kuris esu, reiškia, aš esu dabar. Reiškia, dabar aš esu, ir rytoj esu, ir poryt, užvakar esu, ir jis visą laiką yra toks pats. Tai jeigu mes būtumėm tada, mes būtumėm nušluoti nuo žemės paviršiaus. Bet Jėzus. Jeigu mes tokie, kokie esame, savo, pavyzdžiui, vakarietiškame paskendę, kaip inkstai taukuose, mes būtumėm nušluoti nuo žemės paviršiaus. Mes neatitinkame jo standartų. Niekame, nei visi 10 įsakymų, net jeigu mes religingai jų laikytumėmės, mes neatitinkam. Jis į mus išlietų tik tai rūstybę. Aš žvelgdama į Senąjį testamentą tą supratau. Mes turėtumėm, aš net nežinau, kaip mes galėtumėm, būdami nežydai, iš viso prieiti prie tokio Dievo. Jis į mus nežiūrėtų, kaip į jo, ateikis jūs mano tauta, jis taip net nežiūrėtų. Bet Jėzus mums atvėrė kelią pas šitą tėvą, kuris toks yra rūstus, visagalis, virš visko esantis, konkretus, revijų viešpats. Tas, kuris nepalieka nekalto nenubaustų. Pas tokį viešpatį jis atvėrė mums kelią ir jisai sugėrė vietoj mūsų, jis sugėrė visą rūstybę, visus prakeikimus, jis viską sugėrė ir dabar nebeliko mums tos rūstybės, kurią sugert, nes už mūsų sugėrė tą Jėzus. Ant mūsų dabar mes esame jame, Kristuje Jėzuje, ir kadangi jisai sugėrė visas rūstybės, jam dabar teko palaiminimai, jis įvykdė viską iki galo, kad dabar galėtų gauti visus palaiminimus, kuriuos pats Jėzus, Dievas, šventoji dvasia užrašė Senajame testamente, o sako, naujosios sandoros pažadai dar geresni yra, tai parašyta Žydams laiške, Hebrajams laiške, kad naujosios sandoros pažadai dar geresni. Ir mes, dėl Jėzaus, mes neturime dylinti su šituo, šitą Dievo charakterio dalim. Mes su tuo neturim dylinti. Kol mes pasiliekam Jėzuje, mes esame tobulai, malonėje. Bet šiandien supratau, besigilindama į skaičių knygą, kas iš tikrųjų yra Dievo malonė. Ir kaip būtų baisu atsidurti Dievo akivaizdoje, neturint Jėzaus kaip savo gelbėtojo. Tai ačiū Dievui, iš šitos knygos aš pasiemu būtent tai. Ir aš žaviuosi, taip pat man sukėlė didelį susižavėjimą Dievas kaip organizatorius, kaip kūrėjas ir kaip vadybininkas savo tautos, kad jam jis yra tobulos išminties pavyzdys. Ir ačiū Dievui. O mes, sako, turim Kristaus protą, tai mes tos išminties mes turime tą DNR šitos išminties, kuri vaizduojama yra čia skaičių knyga, kaip jis viską sustigavęs. Mes tą turime. Jeigu truputėlį nusiimtumėm savo tarpusavio susiskaldimą ir išdidumą, mes galėtumėm daug dėl Kristaus padaryti. Aš taip manau. Ką aš dar paimčiau iš skaičių knygos? Žvelgdama į izraelitų nedėkingumą, aš iš tikrųjų matau ir save, nes pastebiu, kad kai surambėja širdis, aš darausi dėkinga tik tuomet, kai yra už ką dėkoti. O tiesiog, kad dėkoti, turėti dėkingą nusistatymą į Dievą, tam reikia realių pastangų. Kiekvieną dieną, diena iš dienos. Ir žvelgiant į visą izraelitų istoriją, kai skaitai, pavyzdžiui, ne po vieną skyrių ten kas mėnesį, o paėmi, susiemi ir greit perskaitai tuos pirmus išėjimo istoriją, paskui kaip jie dykumoje tenai vaikštinėjo ir maištavo, gali pamatyti, kaip neskaniai
matosi, skaitosi, girdisi nedėkingos širdis, kaip akivaizdžiai jos akis tiesiog bado. Kokios tai kaip ryšku yra, kai širdis yra nedėkinga. Tai ir kai pats pradedi savyje ugdytis dėkingumą, tu pradedi aplinkui matyti nedėkingumą ir tuo labiau stengiasi savyje ugdyti dėkingumą. Bet tą daryti reikėtų sąmoningai, tai automatiškai nesigauna. Aš kažkada galvojau, kad aš automatiškai esu dėkingas žmogus, pasirodo visiškai nesu dėkingas žmogus, kai pradėjau rašytis, kiek aš kartų padėkoju, o iš tikrųjų pradėjau rašytis, galvoju, pasižiūrėsim, kiek mano vyras man padėkoja. Tai kai pradėjau rašyti, kiek vyras man padėkoja, žiūriu, kad aš visai nedėkojau, tada pradėjau dirbtinai dėkoti, nes reikėjo kažkiek tai susirinkti balų, žvaigždučių ir savo, ir supratau, kad aš visiškai nedėkingas žmogus. Kitas dalykas, kai mes pradedame skųstis, kai krikščionis skundžiasi dėl savo aplinkybių ir dėl savo gyvenimo, jis iš tikrųjų šmeižia Dievą, jis užsiema šmeižtu taip, kaip užsiėmė Izraelitai šmeiždami pažadėtąją žemę. Todėl, kad Dievas pasakė, jisai mūsų nepaliks, sako, aš nepaliksiu jūsų, Jėzus sako, būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos, tai jisai mūsų nepalieka, šventoji dvasia nepasitraukia. Mes esame nuolatos, turime savyje Kristaus dvasią ir kai mes imame skųstis dėl aplinkybių, mes tarsi sakome, kad negali būti, kad Dievas tame yra. Jo čia nėra, aplinkybės blogos, aš paliktas likimo valiai ir jau čia yra melas. Dėl to nedėkingumas ir krikščionis vienoje vietoje negali būti net kalbos, tai nesiderina. Baimė ir krikščionis negali būti net kalbos, tai nesiderina. Netikėjimas ir krikščionis negali būti vienoje vietoje, tai nesuderinami dalykai. Krikščionis turi turėti, ugdyti savyje dėkingumą už tai, ką jisai turi. Jis turi ugdyti tikėjimą, kad Dievo pažadai yra taip ir amen. Jis turi ugdyti drąsą, žengti drąsius žingsnius su Dievu. Ir, šitiek ir norėjau dar pridėti prie visos šitos pamokos. Ir galbūt tikėjimas, drąsa, dėkingumas, šitą aš paminėjau, bet aš kažkaip vis tiek labiau linksta mano širdis link to, kad kalbėt apie visgi dėkingumą. Mes labai mažai dėkojame Dievui. Mes pradedame dėkoti Dievui tada, kada kažkas gero nutinka. Mes labai mažai tikrai dėkojame Dievui. Kažkaip tai tokį paraginimą jaučiu, kad pastebėtumėm save kurį laiką, savaitę, 2, tiesiog pastebėti, pasižiūrėti iš tikrųjų, kiek aš Dievui dėkoju kiekvieną dieną. Ar tikrai daug dėkoju, ar aš jaučiu dėkingumą, ar aš atsikėlusi ryte žiūrėdama pro langą, matydama gražius vaizdus, nežinau, ką jūs matot pro langą, aš gražius matau vaizdus, ar aš iš tikrųjų dėkoju, ar aš tuo metu labiau galvoju, oi, o galėtų būti visgi čia kalnai, o aš tik tais matau plokščią blyną. O galėtų ten būti gal medžių labiau spigliuočių, nes pas mane labiau lapuočiai, pavyzdžiui, visokie krūmynai, šabakštynai. Ir tai, čia taip pat kaip mums žuvų pasiilgo melionų, svogūnų, česnakų. O mums čia tik mana kažkoks menkavertis maistas. Dangiška angelų duona, kuris suteikia jiems stiprybės ir jėgos. Bet kai, turi nedėkingą širdį, tai yra tik mana ir tik menkavertis maistas. Tai būkit palaiminti, aš baigiu, net užskaudo gerklę. Gal kokių pastabų ir komentarų, bet aš